Tai laukiame svarbių premjerų. Štai šalia manęs sėdi režisierius Nerijus Milerius ir jo dokumentinis portretas skirtas žmogui, kuris sėdi man iš kairės. Juozas Budraitis. Juozai, kadangi tau taip dažnai šiom dienom primindavo tavo jubiliejų, minėdavo, koks jis yra, aš kaip tik norėčiau nuo viso šito nutolti. Mane labiau domina tavo tas kitas jubiliejus, aktorinis jubiliejus. Ir mano pirmas klausimas būtų tau, atsiprašau, režisierių, kaip jaučiasi aktorius, kurio filmografijai bijau, kad daug daugiau negu minimų spaudoj 120 vaidmenų. Vadinasi, tu turi apie kokias arti poros šimtų svetimų veidų. Ir kartu tu esi tas atpažįstamas veidas, kai žmogus atėjęs į kino salę visada žinodavo, čia Budraitis. Ir kiekvieną kartą tu pasiūlydavai jam atrasti kažką, ką tu radai kitame žmoguje ir nori parodyti. Kaip jaučiasi artistas, turintis šitokį kiekį svetimų veidų savyje ir svetimų istorijų? Aš tai galbūt iš nemokėjimo ar neturėjimo tos profesijos aktorinės tikros rėmiausi tuo, kad naudojausi to, ką aš pats turiu, reiškia, savyje. O kadangi savyje turiu visokių šiukšlių labai daug, įvairių ir tokių skiedrelių ir geresnių ir prastesnių, tai stengdavausi kažkokiu tai būdu nuo jų išsivaduoti, atsikratyti jų. Arba pabandyti, kaip aš galėčiau atrodyti, sakyčiau, tame jausme arba buvime, koks aš nenorėčiau prisipažinti pats savo, pavyzdžiui, arba kitiem parodyti. Pats savo tai žinau, kad esu ir doras, ir nedoras, ir melagis, ir nemelagis, ir visoks esu, iš tikrųjų. Tai šitas dalelytas aš, taip sakant, iš savęs traukdavau ir jas eksponuodavau. Tai faktiškai tie žmonės nėra svetimi, jie yra tie patys aš. Nes kiekvienas žmogus turi tų savybių įvairiausių. Tik tai reikia rasti siužetą, kuris leidžia jam su savo tam tikrom savybėm įeiti tą medžiagą. O lengvai atsikabini nuo to svetimo žmogaus, kurį randi savyje ir rodai. Ar labai prisiriši prie jo? Visai būna. Kartais būna, kad kažkokia savybė manyje patinka, man pačiam. Nedaug tokių yra, bet vis tik pasitaiko. Tai tuomet jau, kai jau susilieja su tuo siužetu, su tuo vaidmeniu, tai tuomet sunkiau atsisakyti šito, atsikratyti ir atsisveikinti. O jeigu yra koks nors toks niekšelis geras, pavyzdžiui, kas manyje irgi niekšingo yra, kaip ir kiekvienas žmogus, žinoma. Gal mažiau, daugiau, bet su tokiu tai nors greičiau atsikalbėti, atsiriboti nuo jo. Nes man nesinori, kad mane atpažintų, jog aš esu toks. Na, bet sakoma, kad prieš kamerą negalima pasislėpti. Jinai tave nurengia. Šito dėja mūsų politikai nežino. Jiems atrodo, kad jie yra tokie, kokie jie yra, o kamera rodo iš tikrųjų, kokie jie yra, o ne tai, kokie jie norėtų būti prieš kamerą. Būtent. Čia toks įdomus efektas. Aš to ir rėmiausi. Gerai. Nerijau, mano klausimas tau irgi labai paprastas. Kodėl tu pasirinkai Juozą savo filmui? Ar norėjai būtent jo generacijos artistų, kurie atlaikė daug visokių permainų ir išliko kūryboje, išliko ekrane, išliko teatre? Tokių yra ne vienas. Kodėl Juozas, mano klausimas tau? Na, mes turim tokią priešistorę, nes aš filmavau Juozą ankstesniam dokumentiniam filme Gyvenimas po mirties. O tada aš atsimenu, pakviečiau Juozą, nes kažkaip buvo atmintyje įstrigę tam tikri vaizdiniai mirštančio aktoriaus ir kadangi Juozas iš tikrųjų, kaip sakėte, vienas iš nedaugelio dėja tos vyresnės jau generacijos žmonių, tai todėl jam ir pasiūliau, o paskui kažkaip tas mūsų bendradarbiavimas natūraliai kažkaip tęsiasi.
Ir gyvenime po mirties tai buvo, galima sakyti, Juozo tik tam tikras kažkoks eskizas. Tai tikrai buvo tarsi tokio nepabaigto pokalbio toks įspūdis, nors realiai pirmas impulsas tai visai netoks buvo. Juozas man kartą paskambino, sako, Nelijau, čia reikia tokį filmuką padaryti, Kelmė nori apie mane, ten ir žurnalistė viena duos medžiagos ir viskas, bet jie neturi nei režisieriaus, nei scenarijaus, ar imtumėtės. Juozas pasakė nedidelį filmuką, bet to Juozui niekaip negalėjau pasakyti ne, tai sakau taip, bet paskui pradėjau detaliau jau kažkaip gilintis į šitą temą ir supratau, kad nedideliu filmuku mes čia tikrai neįsisuksim. Aišku, Juozas paskui jau sakė, kad Nelijau, čia jūs kaip mašina įsikabinote ir darote iš to nedidelio filmuko ilgą filmą, bet ten jau tokia yra režisieriaus prievarta, sakykim. Jau kai jau pajauti tą visą trukmę, tai jau tada tęsi ir nori gauti tokio filmo, kokį jį įsivaizduoja. Juozai, tu nekartą esi sakęs, kad kuo skiriasi ankstesnis gyvenimas kine nuo dabartinio, kad ankstesnėme būdavo daug daugiau laiko būti kartu ir artistams, ir režisieriams, ir visai filmavimo grupiai, ir kad anuo metu būdavo turbūt lengviau susidraugauti su žmonėmis, su kuriais filmuodavais. Tai mano klausimas bus jums abiems. Ar jums pavyko susidraugauti filmuojant? Mes turėjom labai daug laiko. Kadangi nebuvo kasdieninis darbas, o buvo tik tai epizodiniais tokiais priėjimais. Tai tęsis turbūt apie 3 metus, manau. 4. Jo, tai vis tiek per tokį laiką pastoviai kalbamės telefonu, susitinkam, kavos išgeriam, kažkokie tai pokalbiai. Be abejo, kad žmonės suriša šiek tiek. Būna taip, kad galbūt ir padaro kažkokį darbą ir išsiskiria. Bet man atrodo, kad mes su Nelijum taip susidraugavom, šiaip taip. Ir tikiuosi, kad galbūt nebūsiu pamirštas, ta prasme, kaip žmogus, tiesiog kaip senis. Toks negailestingas pavadinimas, Senio kelionės, aš pagalvojau, perskaičiusi, kodėl Senio. Taip, tai gal kartais prisimins dar, paskambins karts nuo karto. Tai ar paskambinsi, Nelijau? Taip, jokios abejonės, bet toliau dėl pavadinimo pasiteisinęs Senis, tai yra ir toks labai draugiškas. Taip, labai draugiškas, ypač jaunam žmogui. Pavadinti seniu yra garbė. Tai suprantama šita konotacija. O tau nebuvo baugu, jūs vis tiek labiau skirtingi negu panašus, nes skirtingos kartos, skirtingos patirtis, labai daug skirtingų dalykų. Tai gali būti gerai turbūt iš esmės. Tai kaip buvo iš tikrųjų, ar nebuvo baugu? Žinot, vis tiek žmonės kažkaip randa bendrą kalbą, tai reiškia susibendravaldiklina kažkuria arba neranda. Būna, kad neranda, taip. Bet mes gal ir su Juozu skirtingi, bet yra vienas bendras dalykas, kuris gal netoks ryškus yra kitiems žmonėms. Juozas vis sakė, kad vaikystėje, paauglystėje buvo toks chuliganas. Ir čia dar nelabai matosi mūsų filme tas chuliganiškumas, aš iš Vilniaus stoties rajono, tai mano žodynas toks labai riebus yra ir tai dabar tarsi tokio filosofo vaizdinys yra truputį nuramintas, bet labai yra kažkaip jauti tam tikrus patyrimus ir kodus, kurie tikrai labai suartina. O aš pamenu visą tą mūsų filmavimo procesą. Iš tikrųjų, kai jau tampriau pradedi bendrauti, čia kaip ir šeimoje buvo, per atstumą žmonėm yra tvarkoj ir labai linksma, kai arčiau pradeda bendrauti nebūtinai, o mums tai įvyko atvirkščiai. Mes, kai važiavome 4 dienų kelionę į Bratislavą ir ten užvažiavę į Prahą, gyvenom visą komandą ten vienam dideliam bute. Ten per langą matėsi Felinio kavinę ir pabuvome tas 4 kažkokias dienas ir ten man buvo jau toks jausmas pirma, kad ir filmas jau tikrai įvyko, jau liko tik visokie techniniai dalykai ir kad kažkaip jau tikrai
perėjom su Juozu į tokį gerokai tokį kitokį artimesnį santykį. Nu, ir daug kas, aišku, tada yra už ekrano. Važiavom su Juozu į Šiaulius į jo fotografijos parodą savo maloniai besišnekučiuodami. Ir turėjom daug labai dalykų aptarti tame tarpe ir intimiau, kai du vyrukai viens su kitu. Jo, taip, tokie. Taip atsiranda kažkokie ryšiai ir... Taip, bet čia Felinio kavinė, mes iš ryto atsibūdę svarstom apie pusryčius, kur čia reikėtų papusryčiauti. Pasižiūrim per lango priešais akis apačioj, iš 6 aukšto žiūrint žemyn, parašyta Felinį. Ir matosi, kad ten yra restauracija. Aha. Tai toks savotiškas buvo iššūkis. Specialiai paruošta jums. Tuo labiau, kad mes ten paskui suradom portretų įvairių žvaigždžių. Kurios lankėsi tam restorane. Ne, ten tiesiog jie dekoraciją tokią darė. Aha. Ne, ten Sophie Loren ir visi kiti, Brigitte Bardot, šiaip jie bandė kažkaip pateisinti pavadinimą, kodėl vadinasi Felinį, bet Juozas ten čekų kalba klausė barmeno, kodėl vadinasi šitą kavinę Felinė, tai jis negalėjo atsakyti. Nereikalaukite per daug iš barmeno. Osle yra toks kinematografinis restoranas, bet ten yra nuotraukos tų, kurie jame buvo. Kaip buvo Osle. Čia toks, matyt, čia toks barmenas, kuris šiek tiek žinojo vis dėlto apie kiną ir kas iš tikrųjų atėjo į jo tą barą, aš neatsimenu, irgi jis turėjo tokį labai kinematografišką pavadinimą, kurį aš užmiršau, bet tai neturi reikšmės. Aš jūs klausinėjau apie tokius visiškai atrodytus su kinu ir su Juozo pačia kūrybinė biografija nesusijusius dalykus, nes kai aš pasižiūrėjau filmą, man pasirodė, kad tai buvo tavo principas truputį nusigręžti nuo to Budraičio, kurį pažįsta visi iš ekrano, iš jo vaidmenų kine ir teatre, ir pasižiūrėti į žmogų, kuris turėjo štai tokią, o ne kitokią praeitį. Tu labai daug atradai dalykų, kurių turbūt daug kas nežinojo, Juozai, apie tave, apie tavo tą priešistoriją, jūs ieškojate tavo tų senų namų, tokių dalykų, iš kurių tu kaip ir audėjai jo portretą. Bet aš vis tiek norėčiau Juozą paklausti, kas buvo jo biografijoje tie žmonės, ar tas žmogus, ar tas režisierius, kuris tau buvo svarbiausias. Negali būti visi vienodai svarbus. Taip. Aš nesykį minėjęs, kad man svarbiausias, tai kine svarbiausias žmogus, tai Žalakevičius, kuris mane būtent į kiną atvedė, privertė savimi, savo asmenybės žavesiu ir įsimylėti kiną. Ir iš tikrųjų jau pradedant filmo pabaiga, supratau, kad aš kažkaip tai kiną pamilau. Nors niekada nesvajojau tapti artistu, bet tuo metu pajutau, kad man labai patinka ta atmosfera, man patinka, kad kažkoks stigliukas žiūri mane, patinka žmonių santykiai, aktoriai ir jutau, kad tai labai kontrastuoja su mano būsima specialybė teisininko, baudžiamosios teisės specialistų. Tai kažkoks toks noras jau ir buvo atsiradęs, kad man bandyti kažkokiu tai būdu vėl susitikti su Žalakevičium, bet tai buvo tik tai svajonė. Nors tą svajonę jis pats pastiprino, išpildė šiaip ar taip, būtent pasiūlydamas man filmuoti Rudgercovskio filme Šulinys pagal Petrą Cilgius. Nes aš buvau per jaunas tam vaidmenį, bet mane pasendino. Tai šitas buvo toks antras filmas.
kuris man suteikė tokio egoistiško pajutimo, kad galbūt Žalakevičius kažką tai manyje mato ir kad galbūt man dar teks su juo susitikti ateityje. O tuo tarpu kaip tik pradėjo man siūlyti ir kitos studijos ir iš karto buvo pasiūlytas filmas Estijoje. Tai sustoti jau buvo neįmanoma. Tuo labiau, kad atsirado kalbos apie Raudoną, kurį parašė Žalakevičius ir ten buvo numatyta viena novelė man. Kažkas man šnipštelėjo. Tai šitie momentai būtent to žmogaus atnešti man, padovanoti ir jis pats kaip asmenybė, kaip žmogus padarė didelį perversmą manyje visai kito pasaulio, žiūrint, lyginant su teisininko gyvenimu ir pasauliu, visai kitokį matymą, kitokį jutimą, ta kasdienybė tokia įdomesnė, lyg tai man pasirodė, nei teisininkas. Labai daug čia tokių visokiausių asmenų, kurios veikia mano pasąmonė, kad man likt kine, nelikt kine, mesti teisę, nemesti teisės. Bet aš teisės nusprendžiau nemesti, šiek tiek prisitaikiau, ta prasme konformistų tapau tokiu. Taikiausi prie to ir prie to. Ir po to vėl kurio laiko sugrįžom į aikštelę susitikimui su Žalakevičium. Taip, kad visą gyvenimą mane lydėjo to laimė, sakyčiau, gal per garsiai ištartas žodis, bet iš tikrųjų didelis malonumas bendrauti su juo. Tuo labiau, kad jis paskui man pasiūlė, tardamas tokius žodžius, Juozi, tau laikas pagalvoti apie kitokią veiklą. Norėčiau pasiūlyti aukštuose kino režisūros kursuose, studijuoti kino režisūrą, kurse, kurioje aš vesiu. Tai po savaitės pamąstymo sutikau taip, kad iki pat paskutinių dienų aš buvau surištas su Žalakevičiu. Net tame filme, kuris vadinasi Aš nežinau, kas esu aš, Žalakevičius prasitarė, kad jis norėtų surasti manyje tokių bruožų, kurios turėjo jo tėvas tame vaidmenyje. Tai užduotis labai sudėtinga atspėti, kokie tie bruožai. Ir žinoma, atspėti turbūt negalėjau, bet intuityviai siekiau kažko, tai vis tik tai mes Rygos kino festivalį per aktoriniam kino festivalį Rygoje. Po šitą vaidmenį man Gina Lollobrigida įteikė prizą už geriausią vaidmenį. Tai Žalakevičius buvo nenusivylęs. Ir mes restorane susėdė. Paminėjote šį. Bandėm. Na, taip, tu vaidinai praktiškai visuose geriausiuose Vytauto filmuose, kiek aš atsimenu, ar ne? Beveik. Taip susiklostė gyvenimas. Ir paskui tu filmavaisi labai daug kur visur kitur. Ką prisimeni iš kitur? Ir Sovietijoje, ir už jos ribų. Kitur kažkaip tai nebuvo to režisierinio reiklume, kurį Žalakevičius turėjo. Jis mokėjo kažkokiu tai būdu iš žmogaus išpešti savybės tam tikras, nesakydamas rezultato, ko jis nori tiksliai, bet sukdamas aplink ratais apie tą veiksmą, suko ratus tol, kol galų gale jisai prieidavo prie to,
ką jis norėtų matyti ekrane. Ir aš galvoju, kad galbūt jis pats ir galvodavo tuomet kalbėdamas, koks tas turėtų būti žmogus arba koks jų poelgis toje ar kitoje situacijoje. Tai tas pasikalbėjimas labai būdavo įdomus. Ir klausyti jo įdomu buvo, ir kursus, tarp kitko, tas pats buvo. Buvo lygiai tas pats. Čia Vytauto savybė. Šnekėti apie nežinia ką. Buvai kartu su mumis visą laiką. Taigi atsiraitojo rankovės pirmą dieną ir pasakė, dabar bus 14 punktų. Kokie tie punktai? Nežinau, jūs ir apie ką? Ne, paskui jis užmiršo, kuriam punkte baigė praėjusį kartą. Ir atsirasdavo daug naujų punktų, bet jo gebėjimas, kalbant apie dalykus, kurie nėra svarbus, surasti tą svarbumo šerdį. Esencija pačią. Ir tada tiesiog, ir tik tai tada prasidėdavo tikras pokalbis apie tai, kas turi vykti, kas yra svarbiausia. Bet jis kartu dar turėjo tokią keistą savybę, kad mėgdavo šiek tiek pakankinti. Nu aišku, kaipgi ne, koks režisierius nemėgsta čia to daryti. Ką jis nori pasiekti tuo pakankinimu. Ir turbūt, kad galbūt galbūt jis pastebėjo, kad tu jau pasitenkinai, kad tu jau kažką gerai padarėjai. Jei tas pasitenkinimas kad nepasikeltum į puikybę. Gal į puikybę, gal kad nesikartotum, galbūt. Tai matyti, jisai tą darydavo tokį specialiai. Sąmoningai, taip. Mane buvo privedęs prie isterijos vienu metu. Jo. Tiesiog nesupratau, ko jis iš manęs nori ir bandau taip, ir bandau kitaip, ir bandau vėl kažkaip atrodo, tik tai žingsnį žengiu, jau stop. Nieko nepadariau, tik žingsnį žengiau, stop. Man jau išprotėsiu. O, Nerijau, tu dabar girdi, koks yra smagus aktoriaus gyvenimas ir santykiai su režisieriumi. Tu esi kankintojas kaip režisierius. Ar esi geriau, labiau draugas, atviresnis, paprastesnis, iškart einantis prie reikalo? Pirmą aš noriu sureaguoti į štai jūsų pokalbį, mūsų bendras pažįstamas su Juozu. Tiesa, Juozu buvo labai geras draugas, aš bendravau vieną kartą Kartvelų režisierius Liezoja Sadze, aš pas jį buvau nuvažiavęs ir su juo kalbėjau. Ten pats pasistačiau kamerą ir uždaviau kažkokių, kabutėse, kaip pasakau, kanceliarinių klausimų, tokių bendrų. Ir jis mane ten per valandą sutaršė visais įmanomais būdais, ką tu čia manęs dabar klausinėjai, čia taip ir anaip. Aš po kokios valandos jau taip tyliai bandžiau pakuotis tas savo kameras. Sako, palauk, tai kur tu eini, mes dar nepradėjom kalbėti. Sako, dabar, sakau, nebeturiu aš jokių jau klausimų, viskas, labai ačiū, aš išeinu. O, sako, dabar nuo šito tuščio lapo ir pradėkim kalbėti. Ir mes dar kalbėjom kokias 8 valandas. Buvo tikrai įspūdingas pokalbis. O aš pats, tai labai įvairiai būna, nes mūsų montuotoja Gabrielė Urbonaitė juokavo, aišku, jie negirdėjo medžiagos, bet nebuvo, kada mes filmavom, o paskui jau, kai reikėjo montuoti, ir jie vis girdėdavo Juozo frazę, Nerijau, gal jau baigiam. Ir vieną kartą, antrą, trečią kartą, ir aš sakydavau, dar, ir Gabrielė pradėjo juokauti, kad visą filmą galima sumontuoti iš tokių frazių ir iš to, kas buvo po šitos frazės, Nerijau, gal baigiam. Tai būtų įdomiausia. Būtų įdomiausia, tai būtų būtent įdomiausia. Taip, nes ten jau tokia riba yra, ir jau gal ir Juozas, ir truputį jau taip, gal kantrybės neturi, bet gal tada ir atvilės, nes aš galiu tik išduoti, žiūrovai tai nematė filmo, bet ir jūs, Gražina, matėt, kad beveik paskutinė beveik visa scena su anūke yra jau po to, kada Juozas pasakė, gal jau baigiam. Tai reiškia tokie kažkokie paveikiausi tikrai dalykai, labai dažnai būdavo būtent toj vietoj. Tai, žinot, man atrodo taip, kad čia nėra kankinimas vardan kankinimo, klausimas, ko tu nori.
Tai kartais nori kažką išgirsti, bet jeigu laužtum žmogų tam pačiam dokumentiniam kine iki begalybės, tai gali nulaužti visiškai. Mes, kai važiavome į Kelmę, beje, tai buvo vienos pirmųjų pamainų, žiūrovai išvys Juozą stovintį pupų lauke. Tai buvo baisiai karšta, buvo +30 ir pats Juozas sako, Nerijau, gal mes pradedam kokią 6 ryto. Juozas pasakė 6 ryto, tai 6 ryto. Tai būdavo taip, kad mes dar truputį gal pasidėdavom, išgerdavom ir vyno taurę, nueidavom miegoti 1:30, tada prieš 6 aš ateidavau žadinti Juozą. Planas yra planas ir mes važiuojam. Nes mintis buvo, kad dirbti iki kokios 12 valandų, nes paskui būdavo jau nežmogiškai karšta. Tai po 2 parų tokio darbo, Juozas sako, Nerijau, taip aš vaidybiniam kine nebuvau pavargęs. Aš jaunesnis būdavau, dabar jau pasenęs, tai be abejo, kad jau. Bet Juozai, pasakei, kad tu savo vaidmenis, medžiagą vaidmenis rasdavai savyje, bet iš esmės tai tu vaidinai dažniausiai tokius teigiamus herojus. Ar ne? Ir tas inteligentiškai tylintis Budraitis ir buvo tavo profilis, bet jau tam plačiajame sovietiniame ekrane. Nes tai buvo vakarietiško tipo žmogus, kurio laikysena išsiskyrėsi nuo kitų, kurio kalbėsena buvo kitokia ir panašus dalykai. Ir tau tiesiog, kai tu suvaidinai Mažoji išpažinty, pats atsimeni ką. Taip. Tau kritikai rodė, kad tau šito nereikia vaidinti. Perspaudžiau. Nes negalėjo Budraitis būti blogas žmogus pagal viską. Negalėjo jis būti chuliganas, negalėjo jis būti bjaurybė, negalėjo jis būti toks. Ir tada truputėlį formavosi toks, tavo profilis tam plačiame ekrane, aš turiu galvoje, vis tiek Sovietų sąjunga didelė šalis buvo tuo metu. Ir aš labai gerai prisimenu, kai jau šiais laikais aš buvau Ukrainoje dar iki šitų visų kruvinų įvykių ir buvau jų festivalio Molodis, puikus festivalis žiūri, ir mane pakvietė į laidą ir skambinavo žmonės iš įvairių miestų, kurių aš pavadinimų net nežinau, Ukraina didelė šalis yra. Ir klausimas buvo toks, čia buvo prieš kokį turbūt 10 metį. Pasakykite, ar Adomaitis ir Budraitis tokie pat gražūs, kaip aš tada, kai aš mačiau. Aš už jūs abu garantavau, kad visiškai taip. Ir suprantama, žmonėms liko tas įvaizdis tavo Regimanto, Masiulio, Donato, Banionio, o tų lietuvių, kurie buvo kitokie tam ekrane, kuris tuo metu vis tiek buvo pakankamai platus, o jūs iš tokios mažos šalies užėmėt joje labai didelį lauką, nes tiesiog dėl daugelio dalykų. Tai ta populiarumo našta. Aš prisimenu, kaip į tave reaguodavo Maskvoje žmonės gatvėje, jeigu tu ateini į teatrą. Ir aš visada galvodavau, aš esu klaususi ir Regimanto, kaip jis jaučiasi žmogus, į kurį visą laiką visi žiūri. Visą laiką visi žiūri. Jisai man sakė, Regimantas, kad jis išugdė savyje tokią galimybę pavirsti balta žuvėdra ir nuskristi. Poetiškai labai. Labai poetiškai, labai adomaitiškai, panašiai taip. Ir jis pat šitaip nustatydavo tą atstumą. Tu visada eidavai pasistatęs apykaklę, aš tave atsimenu. Taip. Čia buvo tavo šarvai tokie, šiokie tokie. Bet vis tiek tas nuovargis nuo žiūrėjimo, domėjimosi, lindimo, sudievinimo, kokį turėjo mūsų artistai. Kaip visą šitą sugebėjai pergyventi ir patirti? Dabar man labai sunku pasakyti, kuo aš virsdavau, žuvėdra, ne žuvėdra. Regimantas žuvėdra, jam pasisekė, bet aš tai tiesiog
žinau tik vieną dalyką, kad aš labai svajojau išeiti į gatvę, prospektą, pavyzdžiui, atsisėsti ant šaligatvio krašto, ant bordiūro ir pasėdėti normaliai. Bet, nugi negali, taigi tave pažįsta visi, iš karto pradės badyti pirštis arba kaip nors kalbinti, ar tau gal blogai, gal kas nors kita. Tai tie momentai buvo. Taip, kad labai jau erzintų, tai aš nežinau, aš turėjau tokią širmą, man kažkaip tai užsidarai savį, galvoji tam savo reikalus ir taip lyg ir nepastebėdamas eini, bet kada jau yra tokia invazija į vidų, tarkim, kas nors ten lenda su tokiais pastabomis, su visokiais jausmais, ten Pasiūlymai. tada jau kažkaip taip, tada jau truputį darus nejauku. Bet, na, nebuvo man problemos didelės. Aš kažkaip tai nelaikiau savęs ten kažkokiu išskirtiniu žmogum ir man, kaip sakai, vaikščiojau su pastatytu kalnierium, kepurę, beretę aš tuomet daugiausiai nešiodavau, ant akies beretę ir eini sau ramiai. Tuo labiau, kad skirtingai nuo Adomaičio, mano fizionomija truputį keisdavosi. Aš gyvenime vis tik tai kitaip atrodžiau, ne ekrane. Gyvenime toks aš išblūkęs, galima sakyti, antakiai nesimato, čia toks kaip paršiokas, reiškia. Pas Adomaitį ryškus antakiai, ryškus tokie brožai, tai jis gyvenime atpažįstamas lengviau, manęs tai dažnai net pažindavo. Nelabai to, man sunku to patikrinti. Tikrai, dažnai net pažindavo. Tai arba kartais sakydavo, tai jūs Adomaitis, sakau, galvoju, kaip čia sakys, ar taip ar ne. Nesakiau, Budraitis. Beveik tas pats. Tai taip sakydavo, kaip Mironovas buvo garsus aktorius. Tai sakė, dabar yra 3 rusų herojai iš pasakos tos 3 bogaterė. 3 bogaterė. Reiškia, Adomaitis, Budraitis, Banionis. Mums šitame kine jau sovietiniam kine nėra ką veikti. Taip. Ja, tai mes 3 buvom. Taip kad Banioniui gal sunkiau buvo, nes jį labiausiai atpažindavo, manau. O šiaip tai šį toks epizodas buvo, aš su tokia dama ėjau Maskvos gatve, arbatos, naują arbatą. Ir priejo moteriškė, sako, jūs labai panašus abu į užsieniečius. Mes norėtumėm paprašyti jūsų, gal galėtumėt nusifilmuoti epizodį, ten mes rytoj filmuosim tokią sceną ir nusifilmuoti epizodę. Tai šitą panelė žiūri mane, tai pradėjo kažką sakyti, šimtas galvom, gerai, sakau, mes ateisim. Ir mes ateinam, nusifilmavome tame epizode, ir pas ateina asistentė, pasirašykit dokumentą, 3 rubliai už filmavimą pamainą, kaip pasuotėjai duotau. Sakau, ne, aš negaliu rašytis po 3 rubliais, mano turėtų būti 50. Sako, kaip tai 50 čia aktoriaus, čia yra vieno aktoriaus. Sakau, yra tokia 50. Jis nubėgo pas direktorių sakyti, kad čia jis nesutinka, negalauja 50. Direktorius ateina, žiūri, tu ką, sako, tu žinai, kam tu žiūri 3 rublius. Bet aiškiai, tai buvo tokių atvejų, kai net pažinimo aukos. Bet būdavo tokių momentų, kai aš pasinaudodavau to, tarkime, išėdavo labai geros knygos, sakysime, Apolinero poeziją išėjom. Tai man ten siūlydavo iš po prekystalio paimkit. Turbūt jums gal bus įdomu. Taip, man labai įdomu. Tai paimkit dar dvi, reiškia. Užėjai kitą knygyną, vėl tą patį siūlau, nepatogu atsisakyti, reiškia. Tai imkit 3, imkit, nors. Parsivežiau Vilnių 10 knygų ir visiems paskui zyziau ausis, kad skaitykite Apolinerą.
dar atvejis, kada, o tais laikas deficitas buvo, nieko nebuvo galima gauti. Taip. Ir staiga užeinu į Vajantorgą, man sako, triukės yra argentinietikius. Ką jums reikia? Kaip draugas draugui. Taip, gal jums reikia? Sakau, tai būtų neblogai, bet mano ūgis bus, yra visokių pasirinkimų. Tai sako, jums kokią žalią, raudoną. O ką juodų nėra? Ne, sako, tik tai žalią, raudoną. Tai gerai, sakau, duokit man tada žalią. Nu, sako, tai imkit tada. Imkit. Dar ir raudoną paimkit. Nu, duokit, sakau, 3 man. 2 žalias, 1 raudoną, reiškia. Tai vieną Vaitkui atidavau žalią. Vaitkus vaikščiojo su žalia viena, o aš pats su viena žalia, paskui raudoną nežinau, kam atidavau. Bet, nu, tokie juokingi momentai Tai buvo buvo. per pažinimą. Ir net jau dabar, kai dirbau ambasadoje, tai lietui lyjant, stoviu po pastogę, tokia laukiu, kol praeis liūtis, sustoja Volvo, atsidaro duris ir ten prie vairo sėdėdavo moteris, sako, prašom, sėskit, aš jūs pavešiu. Ne, čia netoli, aš nueisiu. Tai sako, nu aš pavešiu, jūs nusėskit, kad ir netoli, nu aš pavešiu. Nu ką, gerai, įsėdau, mane pavežė ir klausė, jinai sako, bet palaukit, sako, jūsgi, kaip jūs taip dabar, aš važiuoju, vieną kartą pravažiavau, žiūriu, likti Budraitis stovi. Aš apsukau ratą, Vėl Budraitis stovi. žiūriu, kad Budraitis stovi, nu kaip dabar reikia pavežti, nu tai, o jums kaip, sako, ar aš pirma taip siūlau, ar daugiau? Sakau, pasitaiko, kad daugiau ir ne tik tai pavežti siūlau. Aš manau, toks, pavyzdžiui, Vytautas Tomkus šviesaus atminimo, jis galėjo atidaryti bet kokio restorano duris, bet kokiu paros metu. Po to, kai pasirodė serija filmų su juo Rygos kino studijoje, ir jie buvo neapsakomai populiarūs būtent plačiojoje toj sovietinėje erdvėje. Jis galėjo gauti viską, ko tik tai jis būtų panorėjęs. Tai aš nežinau, ar tu prisimeni tą epizodą, tai dar buvo ne tavo diplomatinio darbo Maskvoje laikais, bet tiesiog tu iš kažkokių filmavimų grįžėjau, aš grįžinėjau į Lietuvą po savo prieš disertaciją, nesvarbu kada. Aš tai labai gerai prisimenu, mes susitikome su tavim Baltarusijos stoty, kur Lietuvos traukinys stovėdavo. Ir ėjome savo vagono link. Ir iš kažkokiu metu iš paties to pastato stoties iššoko vyriškis su gėlių puokšte ir puolė ant kelių prieš tave. Labai gerai atsimenu, aš galvoju, žinot ką, jau galvoju, vaikščiok tada vienas. Čia. Jeigu taip, tai tokių būdavo, kur... Jo. Man pasisekė irgi pasišildyti spinduliuose lietuvių garsenybių. Taigi tokie buvo tie artistai, toks buvo tas anas laikas, dabar laikas pasikeitė, dabar kitokie tipažai, kitokie santykiai, kažkaip viskas kitaip, ar yra šitokio laipsnio populiarumas, aš nežinau. Aš tiesiog nežinau. Na dabar turbūt nelabai, aš atsimenu tik tai tokį dalyką, kad man buvo pasiūlyta padaryti fotoparodą Maskvos Mosfilmo atidarytoje naujoje galerijoje, labai gerai renktoj, pasiūlė man tarptautinės fotobienalės organizatorė dalyvauti toje bienalėje, tarp 5 fotografų ir mane, iš užsienio visi fotografai buvo ir aš vienas buvau iš sovietų, taip sakant. Tai ir kada buvo pakabinti tie darbai 70, tai mane stebino žmonių reakcija. Ten Leonovas buvo, ten buvo Jankovskis, Leonovas jau buvo miręs. Tai moteris atėjusios prie paveikslo stovėdavo kaip prie šikono. Kaip prie šikono. Jos beveik meldėsi, glostydavo, ten su nosinė patrindavo ten kažko tai mūsų stiklą. Kažko tai, tiesiog būdavo toks, kažkaip,
neįtikėtinas tas toks Garbinimas. kažkoks vertinimas ypatingas. Paskui išleido jie tokį didelį albumą Ikonos. 80-90 metai, tai mano ten 4 fotografijos įdėtos, tai yra tame tarpe Banionis. Vat jiems tas labai svarbus reiškinys Rusijoje. Taip. Bet gal grįžkime prie mūsų filmo. Greitai bus premjera, Nerijau. Koks tavo jausmas ir koks tavo, Juozai, jausmas prieš dokumentinę premjerą, o paskui aš dar paklausiu. Nerijus, tai pasako pradžioj. Koks tavo jausmas? Nu, tai aš visgi irgi noriu sureaguoti tai, ką jūs kalbėjot, nes buvo daug tikrai tokių situacijų, kur man kas nors klausdavo. Tikrai labai dažnai būna taip, Juozas praeidavo, klausdavo, ar čia Adomaitis. Aš atsakydavau taip, Budraitis. Aš sakydavau būtent taip, Budraitis, sakydavau, čia jau jūsų problemos. Net skrendant į tą pačią minėtą Slovakiją, žmogus, kuris dirbo oro uoste, jau praleido mus ir sako, o čia Adomaitis, aš sakau, jo, čia Budraitis. Ir aš pažįstu Vytautą Adomaitį, Regimanto sūnų, jis vienu metu buvo mano kursiokas, sakau, Vytautai, ar buvo taip, kad Regimantui sakydavo, tu Budraitis. Ir jis prisiminė atveju, kad Ir jam sakydavo. Taip, Adomaičiui irgi sakydavo, kad tu Budraitis, tai žodžiu, broliai, dvyniai, ne vien tik kine gyvenime. Bet man kažkaip, nežinau, ar Juozai jūs čia taip meistliškai vaidinot, bet aš nė karto gyvenime nepajutau, kad būtumėt sužvaigždėjęs. Žinot, niekada nepajutau. Ir čia mane labai žavėjo Juozo asmenyje, nes mes ten vieną kartą Klaipėdoje, ten prodiuseris nusprendė pataupyti pačiam pigiausiam kažkokiam bendrabutyje gyvenom. Paskui jis nusprendė, kad reikia pervežti mašiną, jo ilgiausiai nėra, pasirodė, kad jis per tą laiką avariją padarė. Mes ten valandą laukiam, Juozas niekada neparodė nepasitenkinimo, kad nekantrauja, niekada neparodė. Tai viskas buvo kažkaip labai paprasta. O čia buvo viskas labai paprasta. Ir aš galvojau, kad po tokio dėmesio, apie kurį čia jūs kalbėjot, būti tokiam paprastam, tai čia yra milžiniškas iššūkis. Aš nekalbėsiu pavardėm kitų buvusių garsių žmonių, kur žinau, kad jie į gyvenimo pabaigą dėja jausdavosi nusivylę, užmiršti, tarsi neįvertinti, nepaisant kažkokios labai turtingos praeities, tai Juozo asmenyje niekada tikrai tarsi šito nebuvo. O dabar dėl tos pačios premjeros, žinot, iš tikrųjų vienas dalykas yra toks. Aš šiaip kartais parodydavau ten savo ankstesnius tos filmus, ne tiek ir daug toliau, nes ilgą laiką filosofija buvau filosofijai. Dabar spėju čia tik kažkaip tas spragas užkamšyti ir aš anksčiau rodydavau filmus, o šito aš nerodžiau, tik parodžiau jau paskui, kai jau seniai viskas buvo sumontuota, garsas padalytas, spalvos padalytos. O kodėl? Todėl, kad aš kažkaip labai turėjau aišku planą, dar montažo režisierė Gabrielė padėjo dar sustiprinti šitą dalyką. Aš kažkaip pajutau, kad tai atitinka mūsų su Juozu bendravimo temperatūrą. Ta prasme, kad yra, nelabai mėgstu tokių skambių frazių, yra kažkokia ten tiesa ar istorinė tiesa, bet šiuo atveju tai tikrai atitiko tą visą bendravimo atmosferą ir tą bendravimo toną. Ir tada man pasirodė, kad visą tai pavyko ir tada nėra prasmės kitiems žmonėms rodyti. Nes tai jau tarp mūsų tas užsimezgęs kažkoks santykis ir jį pavyko atskleisti. Aš jau prieš padarant filmą žinojau, kad šitą filmą galima nusakyti vienu žodžiu. Nėra jis mandras, o tas vienas žodis yra nostalgiškas. Aišku, tada galima plėsti šitą žodį, nes vieniem nostalgija gali būti skausmingesnė, kitiem labiau melancholiška, kitam graudžiai juokinga, kitiems galbūt ten skausminga, bet vis tiek yra centre tas vienas žodis nostalgiškas.
Ir šiuo atveju aš kažkaip tikiu, kad tas nostalgiškumas, jis bus atpažįstamas. Aš tikrai nenoriu žiūrovam patikti, galbūt kai kas sakys, o kur čia Juozo, kaip jūs sakėte, ar didybė, ar biografijos kažkokie faktai, galima pasiimti knygą ir paskaityti. Šiuo atveju veikiau yra svarbiau pabūti šitoje atmosferoje, o ne sužinoti kažkokių empirinių faktų, tam žymiai geriau yra skaityti knygas, kur žymiai nuosekliau yra pasakyti. Juozo, tau koks jausmas? Na, čia klausimas labai sunkus. Dėl to, kad čia jungiasi mano realybė su mano kažkokiu pasąmoniniu gyvenimu. Ir sakyčiau, kad jeigu kokiam nors filme gali pasislėpti už vaidmens ir primesdamas tam vaidmeniui savo tam tikras savybės, savo dalykus, tai čia jau negali primesti, čia turi būti toks, koks esi. Tai pradžioj labai spardžiausi, labai toks laikiausi taip, tokiu atstumu, man kažkaip tai atrodė, kad tas padidintas dėmesys man ne prie širdies ir man to filmo iš viso tokio didelio nereikia, nes kažkaip tai niekam čia neįdomu. Tai toks buvo atstumas. Po to, po kažkurio tai laiko, aš neatsimenu, koks ten buvo momentas, bet kažkas tokio nuplyšo, nutrūko ir visiškai įvyko visiškas atsipalaidavimas. Kažkaip tada atrodė, kad tegul filmuoja mane dabar ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, dar mėnesį, ir dar metus, ir dar porą metų, kol į grabą atsigulsiu. Tai faktiškai toks, meditavimas savimi, o taip turbūt, meditavimas savimi vyko. Ir nesvarbu, ten eini kažkur, ten gatve, ar po prūsą vaikštai kažkur, ar kažkur. Vis tik tai tas buvimas savimi. Nes paprastai žmogus vis tiek vienatvėje, jisai visada yra kažkaip tai dvigubam veiksme. Pasąmoniniam veiksme ir realybės veiksme. Nes realybė yra, čia krūmai, yra čia slengstis. O pasąmonė kažką tai sako visai ką kitą. Jis sako, kad čia palauktų, čia gali užkliūti, arba čia dar kažkoks tai juodulys yra, ten dar kažkas tai. Tai šitie dalykai tame filme, kaip tik man atrodo, turėjo, leido to pasimėgauti. Paskrajoti savyje, savimi. Tai man tas padarė tokį savotišką, atvėrė tokį dar erdvę įdomią savo pačiam. Ir gal net šiek tiek, sakyčiau, ir optimizmų įkvėpė man. Jo, nes pasirodė, kad ne taip beviltiška viskas, ne taip beprasmiška. Prasmės ne, prasmės sakyčiau, kad galbūt ne, gal ir nėra, bet viltis kažkokia tai vis tik tai jinai yra. Ir per tą procesą ta viltis kažkaip tai labai ryškėjo, kad dar ne viskas pasibaigė, dar esi gyvas, dar kažkaip tai čia kažką tai darai, krūti, dar žiūri į žolę, žiūri į dangų. Ir yra dėl ko pasidžiaugti. Ir dėl ko pasidžiaugti. Gamta girdėjo, kažkas tai groja, kažkas tai kalba, kažkas tai čiulba. Žodžiu, taip, tas gyvenimas yra labai gražus. Ir būtent tą jausmą, kurį nešiojuosi su savimi iki to filmo, tą juodą tokį jausmą, kad jau viskas užsibaigė, jau pasibaigė ir kinas, pasibaigė ir tarnybos visokios, jau ir pensijoje senėjasi, tai čia jau būtent nušvito labiau. Tai labai didelį darbą būsi padaręs, Nerijau, nepasikelkit vaikybė, bet jeigu vis tiek kažkokie tokie gražūs jausmai atsirado, aš turiu viltį, kad ir tiems, kurie žiūrės šį filmą, Budraitis
pasidarys dar artimesnis. Šitas Budraitis, o šių dienų Budraitis, ne tas, kuris štai buvo tada kažkada. O dabar ne žmogus visais savo amžiaus periodais. Iš esmės yra tas žmogus, jeigu jis yra žmogus. Tai, na, ir jeigu yra nostalgija, tai nostalgija yra ne praėjusiam laikui, aš manau, bet savo pačiam. Taip, savo pačiam. Savo pačiam, kai galėjai daugiau, kai stipresnis buvai, kai, nu, visokie tokie jausmai atsiranda. Bet nepraėjusiam laikui, nes aš nemanau, kad žmogus turintis tokią biografiją už savo nugaros, kokią tu turi, Juozai dabar turėtų čia graudentis, ak Dieve, aš jau nebejaunas, jau kitoks, jau dar kažkoks. Aš manau, kad nėra, ačiū Dievui, nėra šitokių primityvių emocijų, yra kažkokios kitokios, kuriuose galima išvysti tokia, nu, tą ir vilties satisfakcija, ir džiaugsmo satisfakcija. Bet įdomiausia, kad tas jausmas atsirado ir į kitus žmonės žiūrint. Kažkaip atrodo visi draugiškesni. Ir jaunimas, pavyzdžiui, kuris atrodo buvo tau priešiškas visiškai, kadangi tu senas, o tu ten jaunimas taip reaguodavo. Bet dabar matau, kad tai jaunimas geranoriškai žiūri, kažkaip tai visai šypsosi, kaip skalbini. Ir damos su šuniuku vaikščiančia Vingio parke pasisveikinė, kažką paklausė, atsako ir šypsosi, dar pasirodo. Nebėra tokio žvilgsnio, kad manau pačios senis mane kabinėja. Taigi čia štai Nerijau tavo filme vienas Budraitis, bet mes pamatysime ir kitą filmą. Smėlis tavo plaukuose, tu jo dar nematei, kur pats vaidini. Ir vaidini, na, iš esmės šiandien, galima sakyti taip. Ir tu ten esi tas piktas Budraitis, tas, kurį paliko žmona, tas, kuris buvo visą laiką nuda, tas, kuris nesuprato jokio pakylėto jausmo, o tas piktas, nemalonus Budraitis. Buvo labai smagu žiūrėti į tave tokį, nelabai pažįstamą iš kitų filmų. Ir aš manau, kad visiems bus irgi labai įdomu pamatyti tris grandus iš esmės tavo generacijos žmonės. Liubomiras Lausevičius, nu jie kaip ir jaunesni, Jūratė Onaitytė ir tu. 3 teatro ir kino grandai filme Smėlis tavo plaukuose. Meilės istorija, kaip tu sakai, jis susirado kažkokį diedą senelių namuose, kuris rašo jai kiekvieną dieną meilės laiškus. Ir tas patyčių intonacija, su kuria tu skaitai meilės laišką rašytą tavo eks-žmonai, nes jis su tavimi išsiskyrė dėl to, koks tu buvai. Ir kartu yra ten vienas momentas, kuris labai toks, kurį gali suvaidinti jo, tai tik geras artistas. Kad tada, kai jam taip pikta, kai vis taip šaiposi ir tyčiojasi iš to diedo, kuris rašo meilės laiškus, jam vis dėlto yra pavydu, kad jo gyvenime šito jau nebebus. Arba bent jau tikrai šią akimirką nėra. O kiti jį turi. Ir ta jį apvogusi, jį palikusi žmona jį turi. Ir tas diedas iš senelių prieglaudos. Vadinasi, jie turi save patį. O tas piktas, nuožmus Budraitis ir liko vienas su savimi. Tai bus labai įdomus susitikimas žiūrovams su Juozu paskutinėme šiuo metu jo suvaidintame filme Smėlis tavo plaukuose. Taigi mūsų laukia 2 labai gražios, įdomios ir labai skirtingos premjeros. Ačiū Nerijau tau už tai, kad tu tokį portretą padovanojai žiūrovams ir Juozui taip pat. Ir Juozai, ačiū tau už tą vaidmenį, už tą pikto, bjauraus Budraičio vaidmenį savo filme Smėlis tavo plaukuose. Ir aš noriu pasakyti tą frazę, kurią Žalakevičius kartodavo.
Nu, aš nežinau. kaip mantra. Nežinau. Nežinau, aš nežinau. Bet čia viską jis žinojo, tik noriu pasakyti. Ir čia buvo tokia graži mistifikacija, kurią Vytautas labai mokėjo žavėti žmonės. Ar ne? Taip, iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Taip, va. Bet tu man pasakyk, ar tau tikrai buvo gaila va tą akimirką, kai prisimenu, kai toj scenoj, kur tau duktė sako, kokios skirtingos jūs amžių, jūs abu vieną koją grabe, apie ką jūs čia šnekat? O jeigu jinai buvo tokia bjauri, kaip tu sakai, tai ko tu taip ilgai su ja gyvenai, ko tu taip ilgai kentėjai? Ir va ta šypsena, tu nieko neatsakai, tik tai tu nusišypsai. Ir va toj šypsenoj yra atsakymas. Toks labai gražus dalykas, jam mano komplimentas tau, kaip artistui. Ačiū labai. Ačiū. Gerai. Ačiū visiems. Ačiū labai.